Svoris. Kaip kovoti? Su nieko kovoti iš tikrųjų nereikia. Įsivaizduojat, su nieko. Tas pats, Daiva klausė apie rūkimą. Nei su rūkimu reikia kovoti, nei su svoriu kovoti, su nieko kovoti nereikia, nes kai tu esi kovoje, tai tu esi simpatinės nervų sistemos veikimo režime. Kai pas tave yra simpatinė nervų sistema, ta kovos režimas įjungtas, pas tave visa kūno biochemija yra pajungta išgyvenimui, o ne lieknėjimui. Kai tu esi strese, tavo kūnas yra ruošiamas kautis arba bėgti, kitaip tariant, fiziniam aktyvumui. Tai reiškia, kad kraujas suplūsta į pagrindinius raumenis ir taip pat cukraus lygis kraujyje pakyla. Kadangi tu patiri stresą, nuo ryto iki vakaro greičiausiai, kaip visi normalūs žmonės, patiri stresą ir tu nuolatiniame esi, tame kovinėme režime, reiškia, tavo kūnas nuolatos yra parengtas fiziniam aktyvumui, bet tai greičiausiai nesportuoji, nebėgioji, nedarai atsilinkimų, nei bėgi, nei kauniesi, nieko nedarai, nes kai žmogus dar tame lėtinėme strese, tai pas jį iš viso yra energijos nuopolis, jėgų nuopolis, jisai neturi jėgų, jisai tik pagulėti nori. Pagulėti, pavalgyti, pagerti, ar alkoholio pagerti, filmą pažiūrėti, viskas, daugiau jis nieko nenori. Nei eiti, nei bendrauti, nei socializuotis, nieko daryti nenori. Tai reiškia, tavo kūnas gauna viską, kad jisai fiziškai būtų aktyvus, labai intensyviai galėtų fiziškai bėgti arba kautis, bet realiai gyvenime tu nieko nedarai. Jokios fizinės tokios aktyvios veiklos nedarai. Ir netgi tie žmonės, kurie nueina ten 2 kartus ar 3 ar 4 netgi pasportuoti per savaitę, ta prasme jau 4 kartai per savaitę, tai čia yra daug. Bet šiaip iš principo mūsų kūnas yra apskritai sukurtas nuolatiniam judėjimui. Pas mus virškinimo sistema veikia tada, kai mes judame. Tai nereiškia, kad pavalgy ten, šašlykų ir eini ten 10 km bėgi, bet tiesiog mes dažniausiai sėdėm. Tai kai pačioj pradžioj netgi į svorį žiūri kaip į kovą, tai tu jau eini su stresu į svorio metimą ir kaip tu numesti svorį, jeigu ta prasme, ne taip viskas veikia. Kuo tu labiau kovosi su svoriu, tuo tu labiau pralaimėsi, nes svoris yra mažinamas ne per kovą.